Labas, aš esu meistras Romas. Dabar aš noriu Jums parodyti, kaip yra pajungiamas šilumos punktas. Pajungimą mes atliekam dažniausiai po remonto darbų arba kada yra jau atlikti šilumos trasų hidrauliniai bandymai. Atėjus į šilumos punktą mes visą pirma turim pamatyti, kur yra įvadinės sklendės. Pagrindiniai požymiai tai čia būna, tai yra pažymėti pirmųjų antrų skaičių. Ir šiaip atėjus dar mes turim pasižiūrėti į manometrus, ar yra slėgis šilumos tinkluose. Mes matom šiuo atveju, kad spaudimas yra padavime ir grįžtamajam. Tai mes, reiškiasi, galim jau pajungti šilumos punktą ir paduoti karštą vandenį ar šildymo sistemą, temperatūrą pakelti. Tai pirmas veiksmis bus toks. Mes turim iš pradžių pradaryti grįžtamą ventilį, lėtai atidarom. Grįžtamąją liniją mes galim atpažinti pagal skaitiklį įrengtą, sumontuotą ant šitos linijos. Ir grįžtamąją liniją visada turi mažesnį slėgį. Atidarom grįžtamą, atidarom lėtai į namo sistemą ir atitinkamai dabar galim atidaryti paduodančiąją liniją. Ir irgi namo paduodančiąją. Pajungus šilumos punktą mes turime įsitikinti, kad mes viską atlikom teisingai. Tai visą pirma mes turim pasižiūrėti į manometrus ir patikrinti slėgius. Kaip aš jau seniau minėjau, grįžtamoje linijoje turi būti mažesnis slėgis, o padavimo linijoje turi būti didesnis slėgis. Kada mes matom, kad slėgių perkritis yra, reiškia, mes viską atlikom teisingai. Dabar aš Jums parodžiau, kaip pajungti šilumos punktą.